tai, ką jisai padarė. Taigi tikrai tai yra be galo svarbus dvasinis įvykis. Ir aš tikiu, kad tai tikrai bus kažkoks tai lūžio momentas, lūžio taškas. Ir vėlgi primenu, kad taip pat dabar nepamenu, kokia tai bus diena, birželio gale, 27 atrodo diena, bus, gal painioju, gal ne visai, bus kitas renginys, tai yra čia bus turbūt po 3 savaičių. Bus renginys Žalgirio arenoje, bus veiklių žmonių suvažiavimas Žalgirio arenoje, tikrai raginu taip pat dalyvauti. Ir tą progą mes turime, kaip įprastai, pasninko savaitę, aš tikrai raginu mus pasninkauti apskritai dėl evangelizacijos. Ir birželio mėnesį mes turim tikrai 2 labai svarbius dvasinius renginius. Lietuvoje, tai vienas bus šitas maršas ir kitas bus tas suvažiavimas. Aš tikiu, kad ten įtikės daug žmonių. Nežinau, man minėjo, kad ten taip pat ir Kaune organizuojamas yra maršas. Taigi mes tikrai prisijungsime prie to maršo ir Kaune. Ir tikrai raginu visus tikinčiuosius, netgi jeigu stebite mus arba galbūt kažkur rasite informaciją, atvykti iš kitų miestų, tikrai galbūt paaukot savo laiką savaitgalį, paaukot galbūt kažkiek tai pinigų tai kelioniai, bet sudalyvauti šitame marše. Iš tikrųjų, Lietuvoje protestantų tikinčiųjų yra labai nedidelis skaičius ir be abejo mes kviečiame visus, kurie mylit Jėzų ir tikrai asmeniškai tikite Jėzumi. Galite būti, tegu ir ne protestantai, galbūt ir katalikai, bet jūs tikite Jėzumi, jums nėra svarbu ir jūs būtent Jėzų laikote viešpačiu ir nesigėdėte vardo, ateikite, kalbėkite apie jį, skelbkite apie jį, bent jau savo dalyvavimu skelbkite tuo, kad jūs tikite juo, kad jūs nesigėdėte jo ir kad jis yra viešpats. Tai yra, mums tikrai reikia susijungti, susivienyti ir kalbėti apie jį drąsiai. Va taip, mano mėlėjai, evangeliniai krikščionys. Tai va, reikia, pasirodo, kad yra dar ir tokių dalykų, kaip pasirodo galima būti ir katalikų ir mylėti Jėzų. Ir galvoju, kaip tai yra įmanoma. Mums reikia apsijungti. Čia kam apsijungti reikia? Ir katalikam, ir visiems reikia apsijungti taurėje, ne? Neblogai. Tie katalikai, kurie myli Jėzų, tai su tais apsijungti, o tie, kurie nemyli Jėzaus, ar kaip išeina? Ar nors vienas katalikas pasakys, kad jie nemyli Jėzaus? Nu, abejoju. Turbūt visi sakys, kad Jėzų myli iki 100%. Tai turbūt reikia apsijungti, ne? Taurai, tu šaunuolis, ką aš galiu pasakyti. Mes pasižiūrėsim dabar dar reportažą iš maršo, su kokiais katalikais jūs ten apsijungite. Įdomu. Žiūrim toliau, ką tu čia šnekėsim. Ir aš tikiu, kad būtent šventoji dvasia, jinai veikia tada, kada mes veikiame. Mums reikia nugalėti barjerus, nugalėti baimės, kuriuose daugelis tikinčių yra sukaustyti. Šventoji dvasia neveikia tada, kada mes veikiame. Šventoji dvasia veikia, kada mes paklūstame jai. Taurai, nemaišyk, prašau. Nereikia. Maldauju. Aš vakar kalbėjau truputėlį su vienu broliu iš organizatorių, jisai sako, palydėjo labai brangų kažkokį tai žinomą svečią. Aš tikrai įsivaizduoju, kas tai buvo, bet neįvardinsiu. Ir jisai pasakė, kad tokie visokie paradai, maršai čia yra charizmatų reikalas. Kad maždaug čia charizmatai, žinote, triukšmauja ir visa kita, bet aš manau, kad yra tikrai pasiteisinimai labai daugelio krikščionių, dėl to, kad jie gėdėsi Jėzaus vardo, jie pripaišo tam tikrus dalykus ir kažkam tai, kad čia tik tai grinai svaidžiajimasis ir patriukšmavimas, kuris neturi jokio vaisiaus, bet iš tikrųjų tas patriukšmavimas, kurio patriukšmavo pirmoji bažnyčia, jisai atnešė didelį vaisių. Taurai, nemaišyk patriukšmavimo su pirma bažnyčia ir jūsų.
Pirma bažnyčia, vienu žodžiu, laikėsi Dievo žodžio, jie laikėsi ir klausė šventosios dvasios. Jūs jos neklausote, jūs jau apsijungėte ir su katalikais jums vienodai rodo, vienu žodžiu, viskas. Ir VŽB, kuris yra jau visiškai ekumeninis, tau visiškai vienodai rodo. Kartais tu ten kalbi, vienu žodžiu, apie katalikybę, kad tai yra negerai, o dabar tu kalbi vėl kitaip. Tai kaip yra iš tikrųjų, Taurai? Tai tu muilinė. Oi, tu muilas. Vienu žodžiu, trūksta žodžių.